susikovot su Žalgiriu šiandien? Nu, visai neblogai, vyrai buvo nusiteikę kovai, kovojom dėl kiekvieno kamuolio, gavosi visai neblogai šiandien varžybos. Ko pritrūko pabaigoje paskutinės 4 gal 5 minutės? Nežinau, gal vis tiek patirties tos čia tokia komanda Žalgiris, tai jau jie patyrė, žino kaip žaisti tokiom situacijom, kai rezultatas lygus yra, gal man tos patirties šiek tiek pritrūko. Klaidų dar galėjai vėliau šiek tiek nemažai. Kas lėmė tai, kad, tarkim, 35 minutės žaidė praktiškai lygiai su lygiu? Nu kaip treneris prieš varžybą sakė, turim žaisti savo žaidimą, nežiūrėti, kas mūsų priešininkai yra, turim žaisti savo, daryti savo derinius ir turime stengtis kovo dėl kiekvieno kamuolio. O kažkokį tikslą buvote subrėžę? Tikslas buvo kovot. Pats šiandien sužaidė neblogas rungtynes, gali pažįstama teritorija tau? Nu, pažįstama. Bet turbūt pirmą kartą grįžai kaip svečias į Kauną, nes visada Kauno komandas. Taip, visą laiką. Kokias savijauta, koks jausmas žais gali, bet varžovų teritorija? Nu, įdomus jausmas toks, vis tiek kažkaip tiek laiko atrodo čia žaidęs, dabar atvažiuoju kaip svečias, bet vis tiek gera grįžti, kaip sakant, į namus. Gal šitokios rungtynės psichologiškai padės komandai, kad labiau nusiteikti ir suvesti? Taip, aš manau, kad mūsų šitas varžybas tikrai sustiprins psichologiškai prieš kitas komandas, kad mes įrodėm savo ir kitiems, kad galim kovoti su tokio lygio komandom.